Dear President, dear Prime Minister, dear Speaker, dear people of Lithuania, dear Europeans, it is truly an honor to be here today in beautiful Vilnius. Gerbiamas prezidentė Nausėda, gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiamas Seimo pirmininkė, brangus lietuviai, brangus europiečiai, man didelė garbė šiandien būti čia gražiajame Vilniuje. I want to thank President Nausėda for his words just now, but I also want to thank him for his leadership and commitment to this country and to Europe. Thank you, dear President. Noriu padėkoti prezidentui Nausėdai už išsakytus žodžius, taip pat ir už jo lyderystę bei atsidavimą savo šaliai ir Europai. Ačiū, gerbiamas prezidente. Lithuania's story echoes the story of Europe. A people forged in history's fire, who stared down empires to live in freedom and in dignity. I have always felt the heart of Europe beat loudly in Vilnius, and today I am so proud to hear it again. Lietuvos istorija atspindi Europos istoriją. Tai tauta užgrūdinta istorijos ugnyje, kuri stojo akis į akį su imperijomis, kad galėtų gyventi laisvai ir oriai. Aš visada jaučiau, kaip garsiai Europos širdis plaka Vilniuje ir šiandien didžiuojasi vėl ją girdėdama. In our Europe there are no big and no small states. There is no old Europe and new Europe. We are a Europe of equals, a Europe of values, a Europe of strength, a Europe founded on the democratic principles that Lithuania's Act of Independence laid down. Mūsų Europoje nėra didelių ir mažų valstybių, nėra senosios ir naujosios Europos. Visi Europoje esame lygus, laikomės tų pačių vertybių, esame stipri Europa. Europa grindžiama demokratiniais principais, įtvirtintais Lietuvos nepriklausomybės akte. No one knows better than the people of Lithuania that no propaganda, weather balloons or hybrid threats will ever stop Europeans from living as we choose to live, in control of our own destiny. Niekas geriau už Lietuvos žmonės nežino, kad jokia propaganda, oro balionai ir hibridinės grėsmės niekada nesutrukdys europiečiams gyventi taip, kaip mes patys norime ir patiems spręsti savo likimą. The same desire that once drove a small group in the cold winter of 1918 to affirm Lithuania's right to govern itself. This runs through Lithuania's entire history, through generations who refused to abandon who they were, who kept language, culture and hope alive. Tas pats troškimas, kuris 1918 m. žiemą įkvėpė nedidelę grupelę žmonių įtvirtinti Lietuvos teisę į savarankiškumą, persmelkė ir visą Lietuvos istoriją. Ištisas kartas, kurios nesutiko atsisakyti savo tapatybės ir išsaugojo kalbą, kultūrą ir viltį. When your country joined the European Union 22 years ago, you helped shape the union we know today. And now, when Europe faces difficult choices, Lithuania and all the Baltic states continue to show through their actions what they can and together we can achieve. Kai jūsų šalis prieš 22 metus įstojo į Europos Sąjungą, jūs padėjote kurti sąjungą tokią, kokia ji yra šiandien. Dabar, kai Europa turi priimti sudėtingus sprendimus, Lietuva ir visos Baltijos šalys savo veiksmais ir toliau rodo, ką mes galime pasiekti kartu. My message today is simple. The story of Lithuania and the story of Europe will be written together. We are one, and together we are strong. We are driven and we are united, and whatever Lithuania may face, we will face it together. Mano šiandienos žinutė paprasta. Lietuvos ir Europos istorija bus rašoma kartu. Esame kaip vienas. Kartu mes esame stiprus, ryžtingi ir vieningi. Kad ir su kokiais iššūkiais susidurtų Lietuva, juos pasitiksime kartu.
Lithuania has so much to be proud of, from developing some of the most innovative industries, to leading Europe during your presidency, to your members of the European Parliament, to your Commissioner leading the charge for Europe's defense. Lietuva gali daug ko didžiuotis, nuo pažangiausių pramonės šakų plėtros ir lyderystės Europoje jūsų pirmininkavimo metu, jūsų Europos parlamento nariais ir jūsų Europos komisijos nariu vadovaujančių Europos gynybos sričiai. This great nation has shown the world what you can do, and you have shown Europe what we can all do together. Jūsų didi tauta parodė pasauliui, ką galite nuveikti, o Europai parodėte, ką mes visi galime nuveikti kartu. And together we must ensure dignity and freedom for our friends in Ukraine. Ir kartu turime užtikrinti orumą ir laisvę mūsų draugams Ukrainoje. Europe has stood with the Ukraine from the very first day, and we will not step back, because the future of Ukraine will determine the future of Europe. Europa nuo pat pirmos dienos palaikė Ukrainą ir mes neatsitrauksime. Ukrainos ateitis nurems Europos ateitį. Today, here in Vilnius, Lithuania reminds all of Europe who we are and what we stand for. Šiandien čia Vilniuje Lietuva primena visai Europai, kas mes esame ir kokias vertybės giname. Te gyvuoja Lietuva, te gyvuoja Europa. Šventės proga Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos parodomojo būrio programa su dedikuotomis salvėmis. Salės skiriamos Baltijos valstybių vienybei, Lietuvos nepriklausomybei ir 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signatarams, nepriklausomos ir laisvos Lietuvos žmonėms.